Matulionio vardas buvo suteiktas aikštėje 17 metais po beatifikacijos, siekiant pagerbti, įprasminti šį didų asmenį. Matulionis yra labai ryški asmenybė ir svarbi ne tik tai Kaišiadorių istorijai, bet ir visai Lietuvai ir netgi plačiau, kadangi dirbo taip pat ir Latvijoje, Rusijoje. Bet Kaišiadorimis yra svarbus tuo, kad visų pirma, čia buvo kaip vyskupas, dirbo nuo 43 iki 46 metų ir antra, jisai čia buvo palaidotas katedroje kriptoje ir paskelbus beatifikaciją 2017 metais dabar yra garbinamas jo sarkofagas katedros koplyčioje. Galime prisiminti, kad, pavyzdžiui, tarpukaryje čia buvo Turgaus aikštė, o sovietmečių aikštės kaip ir nebuvo, kadangi susirinkimai tuo metu buvo draudžiami ir čia buvo apsodinta medžiais, siekiant paslėpti katedrą ir uždengti tą visą vaizdą. Šita aikštė buvo pradėta rekonstruoti 2016 metais, dar nežinant apie beatifikacijos faktą, tačiau taip gražiai sutapo, kad baigėme rekonstruoti 17 metais pradžioje, jau žinodami apie beatifikaciją ir po mėnesio šioje aikštėje sutikome popiežiaus pasiuntinį kardinolą Angelo Amato, kuris atvyko į beatifikacijos iškilmes Vilniuje ir iš katedros labai gražiai buvo išlydėtas Matulionio sarkofagas į Vilnių. Aikštėje šiandien vyksta daug renginių ir Matulionio minėjimo diena yra birželio 14 diena, gedulo ir vilties diena. Kiekvienais metais katedra būna išstatomas sarkofagas katedros centre, aikštėje vyksta renginiai. Šita aikštė dabar yra taip pat ir piligrimų traukos centras, kadangi čia atvyksta į katedrą autobusai, grupės, labai patogu jiems stoti čia prie aikštės. Taip pat į aikštę daug ateina jaunų šeimų su vaikais, veikia gražus fontanas. Matulionio vardas apjungia aikštė, visą Kaišiadorių miestą, savivaldybę sujungia liktai su katedra, viskas vienoje gražioje erdvėje, kaip ir turėtų gyventi tikriausiai žmonės kartu gražiai, taip kaip norėjo Teofilius.